Rugsėjo 12-ąją Niujorko mados savaitėje kolekciją pristatė dizaineris Michaelas Korsas. Jo darbai mados gerbėjus nustebino savo praktiškumu. Marinistiniai atspalviai, raudonos ir baltos deriniai, juodai balti raštai kūrė rafinuotumo dvasią. Amerikietis dizaineris pasakojo, jog spalvų gamai įkvėpimo sėmėsi vakarinėje pakrantėje. Pavasario kolekcijos pasirodo sausio pabaigoje vasarį, tačiau daugumoje pasaulio šalių tuo metu dar pilka ir šalta. Tad šią kolekciją norėjau perteikti optimistiškas nuotaikas, tokie ir yra mano drabužiai. Minimalistinė ir elegantiška kolekcija puikiai tinka miestiečiams. Griežto kirpimo kostiumėliai, nepretenzingos seksualumo suknelės puikiai atspindi didmiesčio dvasią. Ypatingas kolekcijos akcentas – dangaus žydrumo raštai. Dizaineris įsitikinęs, jog jie padės įsklaidyti niūrias žiemos nuotaikas. Kuomet už lango lyja ar sninga, labai gera prisiminti dangaus smėlio atspalviai. Tai nėra paplūdimio drabužių kolekcija, juos galima dėvėti net ir ankstyvą pavasarį. Kolekcijos pristatyme pasirodė daug garsenybių. Michaelas Douglasas ir Catherine Zeta-Jones sėdėjo pirmoje eilėje. Garsioji aktorė pasakojo, kodėl jiems dizaineris daugiau nei geras draugas. Jo pristatymai visuomet puikūs. Čia galima pamatyti daug puikių drabužių moteriškų figūrų mados gerbėjoms. Todėl jo darbai patinka man, o mano vyrui patinka, kai aš juos vilkiu. Minimalizmas ir elegancija – tokie žodžiai atspindi kitų metų miestiečių madą.